Didžiausia klaida, kurią daro dronų pilotai žiemą, yra manyti, kad skraidyti minusinėje temperatūroje apskritai negalima. Pirmas dalykas, į kurį visada reikia žiūrėti, yra gamintojo specifikacijos. Dažniausiai jose nurodyta, kad skraidyti rekomenduojama nuo 0 laipsnių, bet svarbu suprasti, tai nėra griežta riba, o saugi zona. Praktikoje dronai gali skristi ir esant minusiniai temperatūrai, net iki -20, jeigu pats dronas yra šiltas, o baterija nėra peršalusi. Pavyzdžiui, jei dronas ką tik išneštas iš šiltos patalpos ar automobilio, tokie skrydžiai įmanomi, bet jau su aiškiu supratimu, kad atsakomybę prisiimate patys. Kalbant apie kritulius, situacija paprasta. Jei dronas neturi specialios apsaugos nuo vandens, per lietų ar per šlapę sniegą skraidyti negalima. Tačiau jei skrydžio metu netikėtai užėjo debesis ir nukrito keli lašai, panikuoti nereikia. Svarbiausia, grįžus neuždaryti drono dėžėje, o palikti jį atvirą, kad išdžiūtų. Klastingas pavojus žiemą dažnai slypi nedidelėme minuse, o būtent apie 0. Nuo 0 iki 2 laipsnių, kai ore yra daug drėgmės. Sukantis propeleriams, jie labai greitai atvėsta, drėgmė ant jų apšąla ir pradeda kauptis ledas. Tas ledo sluoksnis pakeičia propelerio formą ir jis nebekabina oro taip, kaip turėtų. Todėl dronas gali staiga pradėti leistis arba visai nukristi. Tai gali nutikti vos per kelias minutės nuo pakilimo. Todėl, jei temperatūra sukasi apie 0 arba ore tvyro drėgmė ar rūkas, po kelių minučių skrydžio verta nusileisti ir pasižiūrėti, ar ant propelerio nepradėjo kauptis drėgmė ar ledas. Trumpai tariant, žiemą skraidyti galima. Svarbiausia, suprasti sąlygas, prižiūrėti droną ir nepasitikėti vien to, kad kol kas viskas skrenda.